Tai kągi, sveiki visi, šiandien su jumis čia vėl aš, Jokeris TV. Grįžtu po ilgo laiko vėl pas jūs į ekranus. Ir kur mes šiandieną vyksime? Mes šiandieną vyksime, kaip ir kiekvienais metais vykstame į Kauną, į parodą, ką pasėsi 2026 metai. Ir ką mes toje parodoje veiksime, kaip ir kiekvienais metais mes tenais vykstame. Tai žiūrėsime techniką, domėsimės apie visokias trąšas, apie visokias chemijas. Norėsiu pasidomėti, kaip normaliai užsiauginti arbuzus, nes pradėjau jau kiekvienais metais auginti arbuzus, bet iš jų nelabai kas gaunasi. Tai bandysime kažką tai susižinoti, kokias trąšas naudoti, ar kokią žemę naudoti tinkamesnė, kad tie mano arbuziukai išaugtų reikimo dydžio, o ne kaip kolokas tokie. Tai kągi, einame dėtis daiktus ir ruošimės važiuoti į Kauną, susitiksime Kaune. Na ką, atvykom jau mes į parodą, einame apžiūrėti visokios tais technikos. Dabar mes čia esame prie Rovaltro pakilos stendo, kaip čia aikštelės pavadinkime tai. Einame apžiūrėti valtryčių. Kokių čia gražių privaryta yra. Štai teleskopiniai krautuvai, pačios valtros stovi, gražios, normalios. Tai vagi. O, toks mažiukas teleskopinis. Šitas žiūrime, irgi užrakintas. Nenustebsi, kad šiandien daug tų technikų bus labai užrakinta. Tai ar teks į kokią nors įlipti? Neaišku. Žiūriu, kad visi teleskopiniai užrakinti. Nu, kasgi čia? Motokroso krosinis. Dovydo Karkos. Štai. PM8 numeriukas. Opa, einame dabar po stendą pasivaikščioti, pasižiūrėti, ką gero čia pamatysim. Čia yra tas va simuliatorius. Reikės, sakiau, sės pabandyti, prasidėk su tuo simuliatorium. Kas gero per dalykų. Žmonių laukia dabar nemažai. Einame kažkur kitur dabar apsižiūrėti. Na ką, dabar atėjom prie Mais Fergusonų pasižiūrėti. Norėčiau įlipti kokį nors kombainą. Aišku, užrakintas, kaip matau. Tai va, teleskopas atrakintas. Lempami apžiūrėti. Opa. Ką patogus. Teleskopinis. Krautuviukas. Visai nieko. Su tokiu nedirbęs. Su šituo nedirbęs aš. Mais Fergusono. Gal pirmyn. Ne per didžiausias, bet vis šistas. Va. Na ką. Va, technikus. Labai nemažai. Spėju, ir šis bus užrakintas. Nu jo. Kaip paskutinę dieną, manau, jie čia visi užrakinti bus. O pirmą dieną jų buvo beveik atrakinti. Aš spėju. Štai kombainiukas. Vikšrinis. Kilometrų kėderiukas. Kokių 9 metrų spėju. 9 tai. Štai. Aprašymas. Nu va. Perpilimo priekabytė. Šiais metais su panašiu aš kažkas tokio dirbsiu. Toj bendrovėj, kai aš dirbu.
Biškit mano mažesnė bus priekaba, tik nežinau, kokio gamintojo, nedažiūrėjau aš. Šarti strautubačka, su kuria neteko ir pačiam dirbti. Čiuovyklos visokios, kiek matau, lėkštiniai skutikai, kelių metrų jisai čia. Šiandien kultivatorius, giluminis, šienapjovės, dar vienas skutikas. Vaderštaras. Nu, ar Vaderštaro pasižiūrėti padargų. Mano ragas. Taip. Džiovyklos, viskas. Taip ir normaliai. Aš šiais metais dirbsiu irgi mokinsiu susėjimoje, sėti. Pirmi metai, vat, kaip sėsiu ant sėjimosios, tik pas mane sėjimoji ne vaderštarinė, Blema, dabar pavadinimą užmiršau kaip tyčia, bet 8 metrų, tokia nemaža. Dabar šią savaitę remontuojos aš ją. Diskus keičiu vat, šitos va. Tai yra kas veikti jų čia pasikeist. Darbo nemažai. Tikrai. Su tom sėjimosiam čia dar palyginti su mano labai maža sėjimoji. Mano, dvigubai didesnė ir talpesnė sėklom krauti viskam. Tai vagi. Kainam prie džindyrų, įdojaus agro. Apsižiūrėti džindiriukų. Tai va, dirbsiu aš ir su džindyru, kaip ir kiekvienais metais pagrindinė mano technika yra džindyras. Lempame ant pakilos, ar kaip čia vadinasi, iš aukštai pasižiūrėti. Su technikos. Štai purkštuliukai, džindyriukai, teleskopiniai, va, ir kaip tik pas mums bendrovėje va tokio firmos yra teleskopinis, tik aišku didesnis jis yra. Va, iš aukštai, purkštuvai, sėjimosios, dalintuvas. Čia žiūrėsiu žmonių pilna, neįmanoma praeiti. Va, šių metų tas naujas mūsų džindiriukas. Mes ateiname į dar vieną palapinę, kur rimtas, daug veiksmo ir didžiulis, yra simuliatorius. 8R540. Kas iš vaikinų ateis, trumpai galingas tikrai. Žmonių sekundį. Dūmas jo tai jau, wow. Su tokiu norėtųsi padirbti, blemba. Važinėčiau kaip su kokiu, nežinau. Kaip... Nežinau net apibūdinti, kai su tanku kokiu. Jezu, didumas džindiriuko įspūdingas, tiesiog norėčiau su tokiu pasivažinėti. 8R. Smartintuvas, lempame. Žmonių laukia daug. Vėliau gal ateisim į tą techniką, čia įlipsim. Nežinau, jei dar spėsim, jei dar ji nebus užrakinta. Nes į kurią techniką nori lipti, jos visos praktiškai užrakintos yra. Didžėjus, traktoriai, visur viską. 6R, džindyras, šitas. Reik 6R, 250 šitas, 185. 6R, 250. Opa. Nu ką, atėjom prie JCB technikytės, valandų. Kažkaip nieko įspūdingo man iš tų valandų nėra. Kiek aš dirbęs jais, man ne ta technika, man labiau lempa kažkas iš džindyro, iš Fendo, iš Valtros.
Aš žinau, va ta pagrindinė technika. Mais Fergusonas, aišku, irgi dirbęs ant tokio. Su kokia technika neteko dirbti, su Deutschfahr ir JCB tuo. Tais greitaigiais traktoriais. O norėčiau pabandyti, kaip jie tenais skrieja. Ojojoj. Rimta technikytė, štai. Patys Nyholandai. Gražus. Bet sakau, man kaip technika asmeniškai ji nelabai lempa. Nelabai. Graži, bet graži. Bet sakau, ne. Darbui aš su ja nemėgstu kažkaip dirbti. Užrakintas. Čia jie visi beveik užrakinti. O jei kokį nori techniką įlipti, pilna tų vaikų. Labai jau. Einam apsižiūrėti praštoviukų, plugas, Tirok. Plugas kelių korpusų 2, 4, 5, 6 korpusiukų. Plugas. Štai toks va. Sėjamoji. Kelių metrų. Amazonė. 6 metrų. 2400 litrų. Priekinė sėkladėžės talpa. O galinė sėkladėžės talpa štuka 600 litrų. Slėginis bunkeris yra. Sėjamosios noragų skaičius 48 noragai. Noraginė sėjamoji. Visai nieko. Sakau, kaip neteko užsėtiniai su viena sėjamoje, tai nieko labai aš apie sėjamosias negaliu pasakyti. Katros geresnės, katros blogesnės. Šiais metais kaip su Kuhanu, va, atsiminiau pavadinimą savo sėjamosios. Kuhanas pas mane 8 metrų. Tikslaus modelio dar nepasakysiu. Nelabai pamenu. Bet žiūrėsim, kaip seksis man su jie tenais sėt, mokintis. Tai vagi, srūtų bačkos. Laistymo. Priekaba gera. Tus va priekabos geros. Teko su panašia vežti priekabytę. Kiek čia tonų? Talpa 38,5 metrų. Priekabos masė sveria 8,5 tonus. Transportinis greitis 40 km per valandą. Nebloga. Čia šitas monstras 9XR 70. Va su tokiu tai va žindiriuku norėčiau prasilėkti, padirbti, nežinau jau čia kaip su kuo reiktų važiuoti. Nu palauksiu įlipti šito monstro vidų. Kas per gražuolis iš vidaus pasižiūrėsime. Jūs pasitinka ramybė, tyla ir absoliutus komfortas. Ši XXL mašina su 4 virkštų sistema sukurta darbui didžiausiuose plotuose. Galingas žindiriukas. Patogi sėdynė. Ir viską. Nu ką, atėjom dabar apsižiūrėti klasų. Štai kombainas. Klasas Leksionas 8800. Neblogas kombainiukas. Klaso kombainai yra jie patys geriausi. Kiek teko dirbti. Ir ne tiek, kiek teko dirbti, bet kiek yra pasakoja daug žmonių, tai visiems lempa. Ir gerai dirba klasas kombainas. Su technika klasinė nedaug kas suvažiavęs. Su vienu tik tai traktoriu, tokiu neprididžiausiu. Tai apie patį klasą tai nelabai turiu ką papasakoti. Žinau, išvaizda jų graži, nebloga. Čia kas per du? Aksilnas. Užrakintas peibus.
Jo. Užrakinta. Prie teleskopinio išvis aš klaso nesu prilypęs gyvenime. Visa ta technika užrakinta. Nei į ką įlipti. Na, žodžiu, tas klasas, ką žinau, per neblogas. Traktoriukas, bainiukas. Kai su klasu Aleksionu 760 dirbau, kuliau. 12 metrų kėderys pas mane buvo. Tai ką žinau, visai geras. Kombainas buvo. Viskų, kiek tų žmonių yra pasakoja apie tos klasus Aleksionus. Aplamai visus klasus, kombainus. Tai sakė, va, kombainas yra vienas iš geriausių. Iš geriausių tas kombainas yra. O apie traktorius, kad aš kiek kur ir pas ūkininkus dirbau ir kokiose bendrovėse dirbau, tai nelabai ten kas turi tų klasų. Pagrindas yra John Deere'as ir Valtra. Nu ir tas New Hollandas. Tai vat. Nu ką, atėjom į laumetrį. Laumetrinės priekabos. Kratytuvai. Kultivatoriai. Sėjimosios. Srutovežiai, karvių pervežimų, gyvulių, ne karvių, kaip čia labiau pasakyti, platforma, kaip čia pavadinti, grįžtuvai, sėjimosios. Vat laumetrinė šita va tokia panaši sėjimoje teko dirbti. Ne tai, kad teko dirbti, bet kaip viena įmonė nusipirko šitą sėjimoje, tai davė man prasibandyti su jie. Pabiškį tenais pamokė, kaip elgtis, tai ten toks ten ir sėjimas buvo, pirmyn atgal pavažiavau, jam ten patiko tas sėjamoji ir pirko, tai va tiek va ten ir man teko aplamai sėt. O laumetrinės priekabos, tai vienoj bendrovėj, kur dirbau, tai ir pas ūkininkus, kur dirbau, va, tos priekabos yra labai geros. Patogios, talpios, jokių nusiskundimų neturėjau kažkaip su jom dirbdamas. Visi vertino jas kaip priekabos. Patvarios jos yra ir vien geri atsiliepimai apie tas laumetrinės priekabos yra. Vas tokią laumetrinę priekabą vežiau, tik tais dvigubai ilgesnė ji buvo ir dvigubai didesnė. Tai gera, patogi priekaba. Irgi žalios spalvos buvo. Galu per galą pilama viskas. Tai tikrai geros jos priekabytės. Čia labiau silusui vežti. Manau, šitą priekabą visokiam. Pasižiūrėsim. Jo, mėšlui, silusui. Tokiem dalykam vežti šitą priekabą skirtą. Na, jau spėjom dovanų gauti, čia kaip plakatas ar kas, nežinau. Pasižiūrėsim grįžę namuose, kas čia yra. Dabar vaikštom prie visokių ekskavatoriukų, mažų traktoriukų visokių. O kaip praeitais metais aš labai daug dirbau su tais ekskavatoriais prie Rail Baltico. Tai ir su ilgastrėliu dirbęs, ir su dideliu vikšriniu dirbęs. Nu ir aišku, va su tokiais mažais. Tais ekskavatoriukais dirbęs nemažai. Tranšėjų kasęs, ploniravęs. Šiais metais kaip ir būčiau gal vėl glypęs ant tos ekskavatoriaus dirbti, bet prie to Rail Baltico ieškau, kad mokėtum su ta 3D sistema dirbti. Aš ten su ta 3D sistema nedaug esu dirbęs, tai nelabai ir priėmė mane. Jiem reikia tenais, kad jau būtum tų ypač patyręs. Nu, ten suprantama, tas visas planiravimas, šlaitavimas turi būti idealus. Ir praeitais metais dirbau tam Rail Baltic'e dar su damperiu karjeriniu Volvo. Nauju tokiu, gan
vežiau smėlį, tai liuks patiko tas darbas su tuo damperiuku. Ne damperiukas, o damperis jau visas didžiulis toks buvo. Tai su mielu noru dar atsisešiu aš ant jo dirbti. Bet šiais metais gavome darbų prie žemės ūkio, kaip ir pratėmės dirbti, kad dabar ir bandysime būti prie to žemės ūkio, ne prie ekskavatoriaus. Tai vagi. Atėjome dabar į vieną angariuką, apžiūrėti visokių įrankių, visokių žiūrėpyvių, pjūklų, trimerių, siurblių, rangų ir gal kažką tais nusipirksime. Žmonių nemažai. Štai. Yra ką apžiūrėti ir ką. Dairomės, ko tais nusipirkti. Na va, atėjau į antrą angarą. Čia daugiau viskų trašų yra. Ir gavau jau dovanų. Štai skystų, ekologiškų, iš mėšlo gaminamų mėsinių karvių angus trašų. Tai vat bandysiu naudoti arbūzam, vynuogėm, braškiam, pomidoram, agurkam. Sakė, kad visiems tiem dalykam tinkamos šitos trašos. Įdėjo ir vizitinę, naudojimas instrukcijas, purkšti per lapus vieną kartą į savaitę. Tai pasižiūrėsime, ar šios trašos padės mano tam derliui, jei padės, pirksiuos iš interneto jų tų trašų ir naudosiu tikrai nemažokai. Tik tais vat reiks laukti to sezono, kada sėtis jau bus galima tos arbūzus, tas visas daržovės ir žiūrėsime, kokia nauda bus iš šių trašų. Kai įlipom į kombainą žindiriuką, gražus, erdvus, neblogas. Va, kediriukas ilgas, 12 metrų tikrai. Gražus, džindyras. Ką, norėčiau su tokiu padirbti visai. Kombainiuku pakulti. Javas visokį derlių. Tai va, neblogas kombainas. Na va, nuėjau į džindyrą palapinę, dar gavau dovanėlių. Tai va, po biškutį gaunam ir dovanų. Apsižiūrime, apsiklausinėjame apie tą savo techniką, su kuria pagrindė dirbu, džindyrą. Tai daug ko jau apsiklausinėjau. Ir apie tą sėjimąją savo apsiklausinėjau, su kuria dirbsiu. Pas mane, kiek supratau, naujesnio modelio. Va čia va stovi Kuhanas, raudona, ragnai pilka. Ta sėjimoji, tai čia ji yra naujesnio modelio. Štai ši yra naujesnio modelio. Mano ji yra senesnė. Bet visas principas kaip ir viskas panašu, kad mažesnė daug, bet naujesnė. Tai va. Ką žinau, dar einu, apsižiūrėsiu dar šiek tiek tos technikos, judėsiu į turgų, apsipirkti vaiskrūmių visokių, vaismedžių, šiaip visokių kitokių dalykų. Tai va. Fuck a bank, I am robbing all the liquor stores. I'm a T-Rex, evil mad dinosaur. I'm the Sasquatch, chillin' with the red fox. No fists, my words do the damn box. I am violent, I am crazy when I damn talk. I am straight confident, watch my damn walk. I piss my girl off, she called the damn cops. I'm a crazy little wolf with a fat cock. Long range vision on a mission, I'm a night hawk. Stranger, you're in danger, you should keep your
fucking doors locked. My mouth is like a gun and I always keep the thing cocked. Yeah, I'm a bad boy, keep your wife away from me. I'ma make her suck my dick upon her fucking wedding ring. People hate me, I'm a super trooper human being. I am godlike, see me in your fucking dreams. Deep below the sea, all alone in the dark, I can sense a bloody devil, I'm a great white shark. I am deep below the sea, all alone in the dark, I can sense a bloody devil, I'm a great white shark. I am deep below the sea, all alone in the dark, I can sense a bloody devil, I'm a great white shark. I am deep below the sea, all alone in the dark, I can sense a bloody devil, I'm a great white shark. I got a mouthful of words, you got a mouthful of turds. I'm a gray wolf, you're a gang full of nerds. I spit these fire verses like I'm crazy and cursed. I'm a fire-breathing king, I'm bizarre and it works. I'm a battle rapper dog, I've been told I'm a jerk. Step inside my office, I will preach to the church. I am deep below the sea, all alone in the dark, I can sense a bloody dribble, I'm a great white shark. I am deep below the sea, all alone in the dark, I can sense a bloody dribble, I'm a great white shark. I got the burning Na ką, apžiūrėjom jau visą techniką, visur jau prasėjome, daug ko apsiklausinėjom apie trąšas, apie biokūrą, apie žemės derlingumą, kaip nusistatyti, kad tinkamai augtų tie mano arbūzai ir visi kiti vaismedžiai, vaiskrūmiai, medeliai, kad aš tos vyšnes, vynogės, braškės, avietės išauginčiau va. Ir tiek va. Tai ką, viskas judu, aš apsipirkti į turgų, krūmų, medžių. Tai kągi, nepamirškite paspausti ant šio video laiko bei pasubscribinti mano kanalą. Su jumis buvo aš, Jokeris TV ir susitiksime kitame video. Viso.